Sveiki visi, esu Ilona, alkoholikė. Mano namų grupė yra pirmas žingsnis, Vilnius. Ir šiai dienai blaivybės turiu 7 metus ir beveik 6 mėnesius. Tai va, ir pradėsiu nuo to, kad kai aš atėjau į anoniminius alkoholikus, man atrodė, kad aš gėriau visą gyvenimą. Nes aš, kiek save atsimenu, mane visur ir visą laiką lydėjo alkoholis. Aš gert pradėjau mokykloje. Negaliu pasakyti, kad mano buvo kažkokia tai išskirtinė šeima ar dar kažkas, bet pas kiekvieną alkoholiką yra kažkas, kas neduoda jam ramiai gyventi ir dėl ko jisai ieško kažkokio tai būdo pasilengvinti savo gyvenimą. Bet nežiūrint to, aš jau nuo pirmų savo išgėrimų, dar tada aš nieko nežinojau apie šitą ligą. Aš apie ją sužinojau tik atėjusi į AA. Aš tikrai negalvojau, kad aš esu alkoholikė, nieko apie tai nežinojau, bet jau pirmą kartą paragavus alkoholio, man patiko jo daromas poveikis ir ką aš pastebėjau, kad aš išgėrus visą laiką noriu daugiau. Dar mokykloje būnant, klasiokas nusivedė mane į barą, mes gėrėm kokteilius, paskui man pasidarė blogai, jis mane nusitempė į kino teatrą, kad aš kažkiek tai prasimiegočiau, prasiblaivyčiau, parvežė mane namo, parvedė. O paskui kitą dieną jis man sakė, sako, mes sėdim bare, aš žiūriu į tave ir galvoju, kada tau užteks. Tai mano gėrimas visą laiką pasižymėjo tuo, kad man niekada nebuvo užteks. Ir kiek aš atsimenu, jau aš gėriau su užgėrimais. Jie buvo reti. Tiesiog, kaip sako, mano liga, liga turi 3 požymius. Pagrindiniai mano ligos požymiai kaip alkoholizmo, tai yra tai, kad aš turiu kūno alergiją, aš pradedu gerti, aš noriu dar. Antras dalykas, kad mano galva man visą laiką sako, man reikia išgerti, kitaip aš išprotėsiu, kitaip aš nepatempsiu, kitaip aš neišlaikysiu, kitaip man bus blogai. Ir galva sako, reikia gerti, pradedu gerti, kūnas negali sustoti. Atėjus į anoniminius alkoholikus, dar aš išgirdau dar vieną dalyką, kad tai yra pagrindas, tai yra dvasinė liga. Jeigu aš pradedu sveikti dvasiškai, mano galva ir protas ir kūnas sveiksta. Ką reiškia dvasinis sveikimas, aš net supratimo neturėjau. Ir kaip aš minėjau, aš visą laiką gėriau su užgėrimais, jie nebuvo dažni, todėl kad matyt dar nebuvo tos dvasinės tokios krizės, nebuvo to tokio sunkaus gyvenimo, nebuvo stiprių išgyvenimų, nebuvo kažkokių tai įtampų, buvo jaunystės laikas, linksmas ir visa kita. Bet nežiūrint to, aš atsimenu epizodą, kai man reikėjo važiuoti į institutą atsiimti diplomo. Aš iš vakaro prisigėriau tiek, kad aš ryte įsėdusi į traukinį, važiuoti į Kauną, aš turėjau paneriuoti išlipti, nes man buvo bloga, aš negalėjau toliau važiuoti. Paskui kažkokiu būdu atsidūriau plente, tranzavau, važiavau, žodžiu, su visokiais įvykiais ir jau važiuodama aš jau galvojau, jau aš dabar tai tikrai nebegersiu. Po diplomų įteikimo vakarėlis, aš net neatsimenu, kuo jisai baigėsi. Tai mano tie užgėrimai visą laiką išgėrimai baigdavosi užgėrimais. Jie nebūdavo daugiadieniai, tais laikais aš dar daugiadienėmis negėriau, bet būdavo iki sąmonės netekimo. Ir tai mane lydėjo visą laiką. Aš labai norėjau ištrūkti iš tėvų namų, nes tėvai realiai man gyvenimas namuose trukdė gerti. Dar būdama kažkur tai 30 metų, aš viename darbe dirbdama, aš baigiau, tiesą nepaminėjau, baigiau visuomeninį maitinimą, įsidarbinau restoranų treste ir, kaip sakoma, patekau į tą aplinką, kur gerti ne tik, kad buvo įmanoma, bet buvo nemokama ir buvo, kaip sakyti, buvo toleruojama, nes visi ten gėrė. Pradedant nuo direktoriaus ir baigiant visais kitais. Ir, žodžiu, bet vienu metu, jau mano gėrimas buvo toks, kad aš dirbdama vienoje įmonėje, dirbdama alaus bare, aš pardavinėjau bilietus, mes su padavėjais tiek prisigėrėm, kad atvažiavo inkasatoriai paimti pinigų ir manęs nesugebėjo pažadinti. Tai čia buvo, kaip aš sakau, dar tas vidurys to mano gyvenimo, to mano gėrimo. Tai bet aš negaliu pasakyti, kad
Aš niekada nenorėjau pasakyti, kad gėrimas man trukdo. Todėl, kad aš visą laiką gyvenau kažkokiam tam jausme tokiam, kad man kažkas, nu, ne taip. Aš ne taip gyvenu, aš dirbu ne tame darbe, nes aš įsivaizdavau, kad kai aš baigsiu institutą, aš įsidarbinsiu viešajame maitinime, aš turėsiu daug pinigų, aš sukursiu šeimą, aš tą, niekas neįvyko. Pinigų aš nemokėjau užsidirbti, šeimos aš nesukūriau, kažkodėl tai aš visą laiką susidėdavau ne su tais žmonėmis, visą laiką tai mane supo vedę vyrai, aš naiviai tikėjausi, kad aš būsiu tokia nepaprasta, nepakartojama, kad iš karto pirmą kartą susitikę jau čia jie bus pretendentai man į vyrus ir taip toliau, to niekada nebuvo. Tada ateidavo nusivylimas, tada ateidavo savigaila, ateidavo nuoskaudos, ateidavo viskas, gyvenimas neteisingas, viskas man neteisinga ir taip toliau. Ir netgi su dabartiniu savo vyru aš susipažinau iš tikrųjų per butelį. Nes kai aš papasakojau savo globotinėje apie tai, jinai taip, oi, sako, kaip romantiška, nes tai iš tikrųjų buvo Petreikio šokių vakaras, iš tikrųjų romantiška aplinka, labai gražūs žmonės, labai gražiai pasipuošę, bet kiekvienas šokių kolektyvas turėjo savo stalą ir ką aš pastebėjau jaunuolį, kuris po stalu turėjo butelį. Ir kažkaip tai va toks tokį pažinau, kaip sako, prie alaus pavadino, tai va jisai mane pasivadino, aš prie jo priejau ir nuo to butelio viskas prasidėjo. Aš gyvenau visiškai netoli to pastato, kur vyko renginys ir išėjus po renginio, jisai mane pasivijo, pasisiūlė palydėti namo. Mes atėjom iki mano namų. Ir aš tada buvau išsipirkus bendrabučio kambarėlį, išėjus iš tėvų jau, išsipirkus bendrabučio kambarėlį ir mes parėjom iki to bendrabučio ir jisai betraukdamas tą butelį iš užantės, jisai sudaužė. Ir ką aš padariau, aš jį tiesiog pavariau. Pasakiau, jeigu tu, ta prasme, važiuok, surask butelį, jeigu nerasi, tai nėra mums čia ką veikti. Arbatos kavos aš tikrai negersiu. Kažkokiu stebuklingu būdu jisai tą kelią atgal rado, nors buvo pirmą kartą tam rajone, rado ir butelį, rado ir kelią atgal. Va, ir mes po šiai dienai esame kartu, bet iš tikrųjų mūsų gėrimo bendro stažas buvo apie 15 metų. Ir per tą 15 metų pradžioj man atrodė, kad mes gyvenam labai linksmai, nes jisai ženkliai už mane jaunesnis, aš įsivaizdavau, kad aš patekau į jauną kompaniją, kur visi švenčia, baliavoja, kažkas išvažiuoja į užsienį, kažkas grįžta, buvo smagu. Ir, kaip sakyt, tekėjau aš už jo, turėdama jau iš tikrųjų didelį bagažą metų, aš ištekėjau būdama 44 metų, tikrai ne mergaitė, tikrai ne 14-likinė, tikrai ne iš to begalinio įsimylėjimo ir nieko nesupratimo, bet tiesiog ištekėjau, todėl kad labai norėjau ištekėti, norėjau pakeisti pavardę, man buvo nesvarbu už ko, jau aš princo nebeieškojau, tas, kas ėmė, tas ir buvo gerai. Šiai dienai pas mane atsirado tam žmogui pretenzijos, kodėl jisai netoks, kokį aš norėčiau jį matyti. Ir tos pretenzijos atsirado, ta prasme, aš sakau, šiai dienai. Šiai dienai aš įvardinu tas pretenzijas, paskui jos atsirado, kad tas žmogus yra netoks. Ir aš niekada neieškojau kažkokių tai priežasčių savyje. Aš visą laiką ieškojau priežasčių kituose. Netoks darbas, netokie kolektyvo nariai, netokie bendradarbiai, netoks darbdavys, netoks vyras, o vyras pasirodė visiškai netoks, kokio aš tikėjausi. Aš tikėjausi, kad vyras, tai taip, kaip sakyti, vyras turi mane aprūpinti, vyras turi mane palaikyti, jisai man turi suteikti saugumą. Žodžiu, aš prisikūrus visokių tokių iliuzijų, 44 metų, imu ženkliai jaunesnį vyrą ir aš toliau svajoju, kad viskas bus taip, kaip aš noriu. Aišku, taip neįvyko, bet mes gėrėm ir, žodžiu, kaip man atrodo, visą kartu buvimo laiką. O paskui pas mus prasidėjo didelės problemos dėl gėrimo, didelės netektys. Bet aš visą laiką mačiau, kad tas gėrimas yra susijęs su kitu žmogumi. Bet šalia manęs gyvena alkoholikas. Jisai girtas susižalojo rankas, jisai girtas pateko į avariją, jisai girtas kažką prisidirbo, jisai girtas jisai girtas ana. Aš niekada nesusimaščiau, kad aš geriu per daug.
aš supratau, kad aš geriu ne tiek, kiek geria kitos moteris, nes iš tikrųjų nuėjus į kažkokią tai šventę į balių, aš visą laiką norėdavau, nu, ta prasme, greičiau prisigerti, greičiau, kad pagauti tą būseną, kai aš jau galiu atsipūsti ir kai jau nebereikia laukti to eilinio tosto ir kankintis. Bet visą laiką, bet aš kažkodėl negalvojau, kad aš alkoholikė. Kažkada tai seniai mano teta pasakė tokią frazę, kad žmogus, jeigu išgeria bent kartą į mėnesį, jis yra alkoholikas. Nu, galvoju, nesąmonė. Aš visą gyvenimą dirbu viešajam maitinime, per barus, per visur, per restoranus ir aš tikrai neprasigėrus ir aš tikrai, nu, ta prasme, ne alkoholikė. Va. Aš labai norėjau užblaivinti savo vyrą. Aš su juo važiavau visur, kur buvo įmanoma, aš jį palaikiau visais klausimais, jisai norėjo koduotis, aš jį palaikiau, jisai ten, ko tik tai jisai nedarė, ir torpedas buvo, ir kodavimasis buvo, ir pas močiutę kažkokią tai važiavom, ir pas dėduką ėjom, aš atsimenu, pas močiutę mes važiavom į Utenos rajoną, kažkur tai prie Sartų, žiemos metu, didžiulį kelią nuvažiavę kartu, pabuvom pas tą bobutę, grįždami atgal, nusipirkom butelį Starkos, man atrodo, kažkokį stiprų gėrimą degalinėje, dar tada tuo laiku prekiavo, ir važiuodami namo į Vilnių mes visą kelią gėrėm abudu. Lygiai taip pat važiavom į kelionę į Jūrmalą, pasidarėm kavos termosą su brendžiu ir važiavom į svetim, nu, tada dar gal nebuvo tas svetim, ne, jau buvo svetima šalis. Važiavom į kitą šalį tiesiog, turėdami termosą kavos su brendžiu. Ir net nesusimastydami, kad kažkas tai gali ar atsitikti, ar gali įvykti kažkokia nelaimė, kažkoks eismo įvykis, dar kažkas. Visiškai buvo niekas nebuvo tapatinamas su gėrimu. Gėrimas buvo kaip dalis visako. Tai va, bet kaip pas mus knygoje parašyta, alkoholizmas yra mirtina ir progresuojanti liga. Ir kaip aš besiraičiau, kaip aš stengiausi išvengti to savo to liūdno galo, jisai vis tiek kažkada tai atėjo. Ir atėjo per mano isterikas, atėjo per nesusipratimus darbe. Aš jau nešiojausi, aš dirbau privačiam vaikų darželėje, aš atsineždavau į darbą degtinę stiklainiukę, aš ateidavau į darbą pirmoji, anksti, apie 6 valandą, kol susirinkdavo kolektyvas, aš ištuštindavau tą stiklainiuką. Ir vieną dieną aš tiesiog sugalvojau, kad man reikia atsinešti į darbą bambalį alaus. Bambalį, ne butelį, ne buteliuką, o tiesiog bambalį. Ir tada visą dieną prasidėjo katastrofa. Aš niekur negalėjau rasti vietos, kur aš galėčiau tą butelį išgerti, bambalitą. Kur aš galėčiau atsigerti, kur aš benueičiau, visą laiką atsiranda kažkoks žmogus. Tai buvo kankinė nenusakoma. Lygiai taip pat, ta kankinė prasidėjo visur. Važiuoji į parduotuvę, užeini, nusiperki alkoholį ir galvoji, va dabar būtinai reikėtų išgerti, nes kitaip aš nudvėsiu. Pas mane visą laiką buvo tas, aš kitaip nudvėsiu. Lendi į tualetą, tik tai įlendi į tualetą, atrodo nieko nėra ir čia pat prasideda judėjimas, kažkas ateina, kažkas išeina, atsisukti to kamščio negali, trakščiai viskas, atrodo visi girdi, kaip tau kliuksi viskas. Nu, žodžiu, ta kankinė, jinai tapo ištisa. Iš ryto aš tau žadu, kad aš negersiu, vakare aš jau vėl prigėrus. Iš ryto aš negersiu, vakare aš vėl prigėrus. Ir aš visą laiką ieškojau kaltų. Aš visą laiką sakiau, jeigu ne jisai, tai aš turbūt negerčiau. Jisai netoks, gyvenimas netoks, namai netokie, darbas netoks, viskas vėl ne taip ir aš nežinau, ką man su ta laime daryti. Va, bet tai, kadangi viskas turi savo galą, tai greičiau galas atėjo mano vyrui. Jį ištiko epilepsija alkoholinė, jį išvežė į ligoninę. Dar prieš tai tiesa buvo didžiulė avarija. Ir prieš išvežant policijai, aš jau atvažiavus iš darbo, vežiausi butelį degtinės, atvažiavau, pilnas kiemas policijos, gaisrinės, 2 mašinos sudaužytos. Nesupratau, kas darosi, jis supakavo policijos, jis sėdi pripūtęs beveik 3 promilės. Ir aš jau užsipuoliau, sakau, nu ką dabar prisigėrėjai? Sakau, tu supranti, kad dabar tave pasodins. Sako, tai ir gerai, aš gal nors išsiblaivysiu. Kai išvežė policiją, ką aš padariau, aš atsinešiau tą butelį namo, Anytai sakau, dabar čia mūsų paskutinis gyvenime butelys.
Daugiau mes šituose namuose negersim. Tai buvo 15 metai. Į anonimus aš atėjau 18 metais. Ir 17 metais, važiuodama į darbą, aš apsiverčiau su mašina. Tik išvažiavus iš kiemo. Ir ką aš padariau, aš atėjau į namus, paprašiau, kad man įpiltų degtinės ir nuvežtų mane į darbą. Palikau pievoje mašiną aukštyn ratais. Žodžiu, aš jau nebesuvokiau nei kas darosi. Aš, ta prasme, kaip ir suvokiau, buvo didžiulė panika, didžiulė baimė, didžiulis stresas, didžiulis viskas. Bet aš tada irgi vežiausi į darbą alaus bambalį. Ir kai aš apsiverčiau, aš išlipau iš mašinos ir taip man ta mintis tokia, nu blemba, nu viskas per tą šnapsą. Ir aš tą bambalį išmečiau į pievą. Vakare mane parvežė namo, aš atėjau namo, man bloga, man negera, iki parduotuvės toli, mašina sudaužyta ir ką aš padariau, aš nuėjau į pievą, susiradau tą bambalį, prasinešiau namo. Tai iš tikrųjų šiai dienai, pasižiūrėjus atgal, sveiki žmonės taip nesielgia. Bet aš vis tiek nemačiau savyje problemos, vis tiek kažkas tai šalia buvo, didesnis alkoholikas, vis tiek kažkas tai gėrė daugiau ir kažkam tai reikėjo blaivytis, bet ne man. Tai va, paskutiniai metai prieš ateinant į AA, jau aš pradėjau matyti namuose anoniminio alkoholikų literatūrą. Mano vyras pasiprašė globos, susirado globėją, pradėjo kabintis už blaivybę. Ir kaip aš įsivaizdavau, kad jeigu mano vyras išsiblaivytų, tai viskas būtų gerai, gyvenimas iš karto pagerėtų, tai pasirodo visiškai niekas neatsitiko. Man nepatiko jo blaivybė. Kaip pas mus knygoje tekste žmonoms yra parašyta, kad žmonos įsivaizduoja, kad vyras dabar turi atiduoti visą, grąžinti skolą, ką padarė gerdamas, visą tą laiką grąžinti, elgesį, palaikymą, pinigus ir taip toliau, tai lygiai taip pat aš irgi įsivaizdavau, žmogus išsiblaivė, dabar jis viską turi grąžinti man, viską, ką pragėrė. Pasirodo, ne, jam jo blaivybė buvo svarbesnė. Jisai važinėjo į stovyklas, jisai ėjo į grupę, jisai ėjo į ligoninės ir man labai nepatiko jo blaivybė. Aš pradėjau labai stipriai gerti ir jį terrorizuoti. Realiai jau aš jam nedaviau ramybės. Ir tie metai buvo patys baisiausi mano gyvenime. Aš per tą tokį įsiūtį, kad aš likau be sugerovo, aš esu viena, mane išdavė pats artimiausias žmogus, jisai su manim dabar negeria, o aš noriu gerti kaip arklys, aš nežinau, ką man daryti. Ir aš tuo momentu darbe pradėjau irgi, jau kaip aš minėjau, išgėrusi iš ryto, aš jau pradėjau kelti scenas. Aš pradėjau konfliktuoti su žmonėmis ir vieno konflikto metu man tiesiog darbe pasakė, mes tokio elgesio netoleruojam ir aš sakau, aš galiu išeiti iš darbo. Tai sako, ar tu bent jau galėti dirbti iki vakaro? Man buvo didžiulis šokas. Aš šitokia asmenybė, šitokia persona, man leido atidirbti tik tai iki vakaro. Aš įsivaizdavau, kad mane maldaus, prašys ir aš liksiu dirbti. Mane, tai grubiai tariant, mane išmetė iš darbo ir tada jau aš pradėjau gerti visų gražumų, pradėjau gerti labai daug, aš, sakau, pradėjau terrorizuoti savo vyrą, jisai išvažiuoja į grupę, aš jam skambinu, jisai atmeta, aš vėl skambinu, po 20 kartų, po 10, po 15 ištisai sėdžiu, o susirinkimas vyksta iki 8, nuo 8 jau neparduoda, aš ten kelių scenas, isterikas. Žodžiu, tai jeigu aš paprašau atvežti man alaus, paskutiniu metu aš jau gėriau alų, todėl kad jisai kainavo pigiausiai, laipsnių turėjo pakankamai, aš gėriau tą vadinamą kaukolinį alų, nelengva, nepaprasta, gėriau bambaliais ir jeigu aš paprašydavau nupirkti vieną bambalį, jisai man atveždavo visą bloką. O paskui kažkokiu tai būdu dar namuose atsirado stiklainiai su samanė. Ir žodžiu, kaip paskui paaiškėjo, tai buvo toks patarimas tiesiog iš šalies. Duok tu jai atsigerti, kiek jinai nori, arba nudvės, arba sustos. Tai iš tikrųjų aš buvau jau ant nudvėsimo ribos, bet aš nežinau, kas atsitiko. Aš pradėjau, vis tiek aš supratau, kad man reikia dirbti. Aš tarybinis žmogus, kai nedirbti nebuvo galima, man reikėjo dirbti, aš pradėjau ieškotis darbo. Ir susiradau prie pat, ta prasme, šalia Vilniaus rajono, Rudaminoje atsidarė naujas taškas,
atsidarė pobūvių salė ir ieškojo gamybos vadovų. Ir aš pasiskambinau, man pasiūlė atvažiuoti į pokalbį. Ir, kaip sako, čia darbas buvo sukurtas pagal mane. Ir pareigos, ir tuo metu atlyginimas, ir atstumas nuo namų 12 kilometrų. Viskas, realiai, viskas gražu. Aš važiuoju į pokalbį, išgeriu 200 gramų brendžio ir važiuoju į pokalbį. Ir tik nuvažiavus tenai, man pradėjo darytis baisu, o jeigu užuos, o jeigu supras, o jeigu nepriims, kas bus tada, kas bus vėliau. Bet man pasisekė, mane priėmė į darbą, bet jau ruošiantis atidarimui, aš pamačiau, kad aš jau nebenoriu dirbti, eiti į darbą aš nenoriu, darbas man reikalingas, bet aš noriu sėdėti namuose ir gerti. Aš neturiu jėgų atsikelti, aš neturiu jėgų išsiblaivyti, aš neturiu jėgų pajudėti. Man skambina, sako, gal mes nuvažiuokim, pažiūrėkim įrangos, o aš negaliu pajudinti galvos. Gal mes šiandien nevažiuokim, aš susiplanavus. Gal galim mes rytoj nuvažiuoti. Ne rytoj, o poryt, nes aš žinau, kad man reikia išsiblaivyti. Ir va tada aš pradėjau maldauti Dievo, Dieve, padėk tu man nors kažkaip tai sustoti, nes aš nežinau, ką man daryti. Ir va, kažkaip tai, kai sako, kai pradedi ieškoti Dievo pagalbos, Dievas į tave atsigrėžia. Ir ką man tiesiog buvo pasiūlyta, ne tai, kad pasiūlyta, o aš tiesiog vieną dieną, žinau, kad tai buvo sekmadienis, aš gulėjau lovoje, apsistačius buteliais, gėriau, kankinausi. Ir aš nežinau, kas man šovė į galvą, aš atsikėliau, nuėjau pas vyrą, apsikabinau, sakau, aš nežinau, ką man daryti. Padėk man, gelbėk. Ir jisai man pasiūlė susitikti su savo globėju. Va. Mes nuvažiavom sekančią dieną susitikti su jo globėju. Ir aš nuvažiavau visą tokią pagiringą. Aš labai įrodinėjau, kad aš neturiu jokių problemų dėl alkoholio, kad čia pas mane gyvenimas sunkus, kad čia pas mane situacijos. Žodžiu, viskas yra prieš mane ir aš nežinau, ką man, ta prasme, aš negerčiau, jeigu viskas būtų gerai. Man žmogus aiškina, kad ne, kad kažkas tai su tavim yra negerai, aš negirdžiu, aš nesuprantu. Bet man tiesiog pasiūlė ateiti į grupę. Man buvo baisus šokas, nes vyrą į grupę nusivedė žmogus iš gretimo kaimo. Ir aš dabar galvoju, o kaip aš dabar ateisiu ir aš susirinkime pamatysiu Valdą. O ką jis tai apie mane pagalvos? Kažkoks kaimietis pamatys, kad aš esu alkoholikė. Man buvo baisus stresas. Bet man labai pasisekė. Aš atėjau į grupę. Iš tikrųjų, aš grupėje pamačiau blaivius žmonės, jokių alkoholikų, visi buvo normalūs žmonės. Mane labai gerai priėmė, šiltai. Ir vyras, jisai, ta prasme, mane kaip mažą vaiką vedžiojo iš vienos grupės į kitą, padėjo susipažinti su kitais, vyko kažkokie renginiai, aš pamačiau daug grupių, pamačiau daug žmonių. Ir kažkaip tai aš užsikabinau. Nors buvo vienas momentas, kai jau buvo antra savaitė, kaip nekeista, aš atėjau į grupę ir aš daugiau negėriau. Bet po 2 savaičių mes važiuojant į grupę su vyru susikivirčiam, aš jį išmečiau iš mašinos ir nuvažiavau namo. Ir man vėl tada paskambino jo globėjas ir sako, tu nekvailiok, būk gera, atvažiuok į grupę. Ne, aš nevažiuosiu, man nereikia, atvažiuok. Tai kaip sako, mes neįkalbinėjom. Man žiauriai pasisekė, man labai pasisekė, kad mane įkalbėjo. Aš vėl grįžau į grupę. Ir tada prasidėjo mano kažkaip tai prasidėjo tas, kaip aš tada galvojau, prasidėjo mano sveikimas, bet tada prasidėjo mano blaivybė ir ką aš supratau, kaip man nepatiko vyro blaivybė, lygiai taip pat man nepatiko ir mano blaivybė. Aš pradėjau dirbti naujame darbe, naujos pareigos, nauji žmonės, naujas viskas, aš blaiva, o man negera. Aš konfliktuoju, aš pykstu, aš nerandu kalbos, pas mane vėl tos pačios situacijos, konfliktai, barniai, vėl viskas negerai, aš vėl pareinu, aš nežinau, kur save dėti, aš nežinau, kaip man gyventi. Bet ką aš grupėje pradėjau girdėti, aš pradėjau girdėti 9 žingsnio pažadus. Man jie įkrito. Man svarbiausia buvo tas sielos, tiesiog pažinsime, sielos ramybę,
nustosime bijoti žmonių, nustosime bijoti ekonominio nesaugumo, o man čia tas ekonominis nesaugumas, jisai mane lydėjo ištisai, man atrodė katastrofa. Čia pinigai baigsis, čia aš tai neturėsiu, jisai neaprūpina, aš pati įlindus į skolas visur. Žodžiu, man čia buvo tokie dalykai, o čia sielos ramybė. Ir aš tos sielos ramybės aš niekada neturėjau. Ir man tada tas žmogus vėl sako, tu susiras globėją. Tai aš pabandžiau susirasti kitoj grupėje, bet moteriškė atsisakė, sako, tu pavaikščio kokius metus laiko, pamatysi, ar tau reikia. Aš tada labai įsižeidžiau, šitokia žvaigždė pasiprašė globos ir nesutiko. Ai, tai aš jau neįsiu globą, man jau čia manęs neveda, manęs atsisakė. Ir man tada, kaip sako, tai tu toli neieškok, yra grupėje moteris, praėjusi žingsniais, prašykis ir eik. Ir aš pasiprašiau ir pradėjau eiti žingsniais. Tai kaip ir žingsniai man irgi nepatiko. Dar iki trečio žingsnio kaip ir, bet aš atėjau visiškai netikinti ir dabar trečiam žingsnėje aš turiu patikėti savo gyvenimą Dievo globai ir aš nesuprantu, ką tai reiškia. Aš nesuprantu, kas tai yra. Ir aš pradedu psichuoti, pradedu durniuoti, čia ne man, čia man nereikia, visą kitą ir aš sakau, ai, aš toliau žingsniais neįsiu. Bet globėja, iš tikrųjų, man Dievas davė labai supratingus žmonės, kurie kažkodėl tai tų mano kaprizų paisė. Ir jinai man čia per daug susirinkimų, tai aš čia per daug pavargus, gerai, pamažino truputėlį susirinkimų, leido ateiti į savo grupės susirinkimus, kai vyksta spikeriniai. Ir aš pradėjau eiti žingsniais. Ir eidama žingsniais aš jau užsikabinau už programos, aš pradėjau kažkaip tai girdėti, aš pradėjau klausytis, tada kaip tik tai atsitiko taip, kad įvyko COVID-as, mūsų grupė perėjo į online, daug grupių perėjo į online, tada aš turėjau didžiulę galimybę jungtis prie kitų grupių, online atsirado labai daug spikerinių, labai daug seminarų ir aš pradėjau labai domėtis tais dalykais. Aš klausiau viską, aš ir po šiai dienai klausausi ir seminarų, ir spikerinių, ir viską 7 metai. Man kiekvieną kartą vis aš atrandu programoje kažką naujo. Bet aš irgi ne iš karto supratau, kas tai yra programa. Kad tai nėra blaivybė, tai aš supratau. Todėl, kad aš buvau blaiva ir man blaivybė nepatiko. Tai kaip sako, nepatiko, ta prasme, aš galvojau, vyras išsiblaivys bus gerai nebuvo, aš išsiblaivysiu bus gerai nebuvo. Tai vadinasi, ne alkoholis yra mano visų tų blogybių priežastis. Tai va. Ir po truputėlį aš pradėjau gilintis į programą. Ir tiesiog mes ir šiai dienai, mes kiekvieną dieną turim tokią grupelę susikūrę, kur pradedam nuo kasdienių apmąstymų, nuo ryto maldos, nuo meditacijos tai dienai. Ir šiai dienai jau dabar aš suprantu, kodėl dvasinė sveikata yra pirmiau visko. Kai knygoje buvo pasakyta, kad pasveikus dvasiškai atsigauna kūnas ir protas, man buvo neaišku, man buvo nesuprantama, nes aš nesupratau, kas yra ta dvasia, kas yra tas dvasinis gyvenimas. Tai paskui aš pradėjau girdėti, kad tai nėra susijęta su religija, bet tai yra su aukštesnės jėgos pajautimu. Tai yra supratimas, kad yra aukštesnė jėga, kad tik tai laikydamasi jos principų aš galiu gyventi blaiviai ir galiu būti daugmaž laiminga. Tai tas mano, dabar ne per seniausiai aš vėlgi tiesiog atrodo, kad žinai viską apie programą ir išgirsti, kad trumpas A kursas. Ir to trumpo A kurso yra 5 principai. Tai pirmas žingsnis yra narystės suvokimo žingsnis. 2, 3, 11 žingsniai yra dvasinio bendravimo žingsniai. 4, 5, 6, 7 žingsniai yra asmeninės analizės žingsniai. 8, 9 yra žingsnis, yra atsilyginimo kitiems žingsniai. Ir 12 žingsnis yra programos perdavimo ir padėjimo kitiems žingsniai. Tai va šitie žingsniai, jie man padėjo iš tikrųjų, kaip aš galvojau, tas savianalizė, tai čia pamatyti savo, kokia aš buvau, kaip dažnai girdim, kokia aš buvau, aš ir taip žinau.
Aš visą laiką jaučiau, kad aš ne tokia, kokia aš norėčiau būti, bet aš nesupratau, kodėl aš tokia. O programa man sako, ką? Tai savianalizė apima ne tik tai savo būdo trūkumo analizę, jinai ir savo elgesio analizė. Kaip aš elgiausi su žmonėmis, kaip pas mus knygoje pasakyta, gyvenimas tapo nevaldomas. Labai dažnai girdim, kad aš nevaldau gyvenimo, nes aš negaliu suvaldyti, kas bus šiandien, kas bus rytoj. Taip, šitoje vietoje taip, gyvenimas yra nevaldomas. Bet aš pradėjau girdėti kitaip. Mano gyvenimas nevaldomas todėl, kad mane valdo įvairios baimės, saviapgaulės, savigaila, savanaudiškumas. Ir tai mane valdo. Ir kiekvieną dieną. O savanaudžiui žmogui, kaip pasakė vienas spikeris, net tiesiog neduota būti laimingu, nes jam visą laiką visko trūksta, jam ištisai visko negana. Savęs gailėtis yra labai saldu, save apgaudinėti, kad pas mane tokios įtampos, kad aš be šito neišgyvensiu, tai yra saviapgaulė. Šiai dienai aš turiu tą patį vyrą, tuos pačius nepabaigtus namus, toj pačioj srity darbą, tuos pačius įsiskolinimus, į kuriuos aš įlindau iki ateinant į anoniminius alkoholikus, kurie tęsiasi jau 7 metai ir su viršum. Aš viską tą patį turiu. Pas mane neatsirado turtai, neatsirado kažkokios materialinės vertybės, kaip sako, va, aš atėjau toksai biednas, o atvažiuoja anonimai su prabangiom mašinom ir auksiniam grandinėlėm. Ir aš laukiau, kada pas mane atsiras tos auksinės grandinėlės, o jos neatsirado. Bet šiai dienai aš suprantu, kad mano tikslas yra visiškai kitas. Mano tikslas yra ne apsikrauti turtais, o išmokti džiaugtis tuo, ką aš turiu šiandien. Tai yra be galo sunku, nes vėlgi dar yra ir sociumas, kuris man rodo, kaip gyvena kiti, o aš pamatau ir aš noriu lygiai taip pat, ir aš pradedu nevertinti to, kad Dievas man davė šiandien, o Dievas man kiekvieną dieną duoda. Aš pradedu jau pamiršti, kad blaivybė tai yra man begalinė Dievo malonė, man jinai pasidaro savaime suprantamas dalykas, aš nenoriu gerti. Tai tiesiog šiai dienai aš suprantu, kad kas bebūtų, kokie bebūtų mano, bet kaip sako, Dievas nori mus matyti laisvus ir laimingus ir džiugius, ar ne? Tai laisvė, mano džiugumas ir laimė visiškai nepriklauso nuo, negaliu sakyti, kad visiškai, nepriklauso nuo išorinių faktorių. Nes sakau, daug kas nepasikeitė visiškai. Bet šiai dienai aš suprantu, kad mano įtampos, mano pykčiai ir mano tie dalykai visiškai yra nesusiję su gėrimu. Aš turiu tuos dalykus, bet aš neinu gerti. Man nereikia teisintis, kad man buvo įtampa, kad mirė artimas žmogus, ar tai išėjo artimas žmogus ir aš dėl to einu gerti. Anksčiau tai buvo superinis pasiteisinimas. Šiandien man šitie dalykai yra atskirai. Atskirai yra mano noras gerti, atskirai yra visi kiti dalykai. Aš jų nesusieju į vieną vietą. Šiandien aš esu begaliniai dėkinga Dievui, begaliniai dėkinga grupėms visoms. Aš turiu tarnysčių, turiu globotinės, vaikštau į detoksą, į ligoninės. Ir tai man duoda, iš tikrųjų, duoda tokį dvasinį pasitenkinimą, duoda dvasinį tą išsilaisvinimą. Aš pradedu kitaip gyventi, pradedu kitaip mąstyti. Ir man to reikia pastoviai, todėl kad, kaip pas mus pasakyta, dvasinis augimas turi būti pastoviai. Kitaip mane užgrūs vėl gyvenimas, aš vėl susijęsiu, kad mano nelaimingas gyvenimas susijęs su alkoholiu ir man reikia būtinai išgerti, kad aš neišprotėčiau. Šiai dienai tikrai Dievo malonės dėka, aš esu blaiva, esu su jumis, esu begaliniai dėkinga jums, kad jūs mane pakvietėte ir ačiū jums, kad išklausėt.